Sveiki, vėl apie namo sienas. Šiandien atvežė makaronus. Tai va, turim kilometras makaronų, 3 ant 5. Jau po truputį pradėjom. Visus senus jau nulupom makaronus. Viršui lentelės visos nuluptos. Nebėra ten viena tokia laiko dar, tuos vat skersinius laiko. Šitą ir šitą laiko, labai keistai padaryta, bet pritvirtinsim kažkaip tai. Čia viską nuardėm. Uždėjom jau 2 kraštinius makaronus. Va, šitam krašte jau yra įtvirtinti pagal gulščiuką. Ir anam gale irgi taip pat įdėta yra. Nueisim paskui pažiūrėti. Ir ištempėm šniūrus. Dabar pagal šniūrus galėsim dėti kitus makaronus. Taip pat tinklelis po apačiai įdėtas. Va tinklelį šitaip lenksim. Pritvirtintas. To apeisiu iš kitos pusės, parodysiu, kad būtų aiškiau. Vat kaip ir čia yra. Tvirtinamas yra po makaronų. Paskui jisai lenkiamas. Yra ir va šičia užtenas. Čia, kad graužikai neįlystų. Tai šičia irgi vat visur apačioje jau tinklelius sudėjom. Prisukom. Dabar dėsis makaronai. Dėsis tada vata į vidų. Tarp makaronų. Tada dėsis va plokštė prieš vėjinę. Tada dar kartą toks makaronas. Ir po to va tokie makaronai dėsis va. Šitokie. Ir jau ant jų tada dėsis lentelės. Tai va čia, kur sudėjom tinklelius. Matom, senų makaronų nėra, tik tai šitą plėvelę. Tai mes ją nulupsim, nes dėsim savo naują ant plokščių prieš vėjinių. Čia išėmėm viską, nes čia buvo vata sugriaužta, tai keisim, įdėsim. Va, čia irgi dar biški yra, tai išimsim ir šitą. Dėsim kitą vatą. Va tas makaronas, įtemptas šniūras. Tarpai tai nemažai, vat. Sieną kai lyginom, vat, gaunasi šitaip. Viršui nueina gerai. Va taip vat. Tai va šiandien tokie darbai buvo, tik tai apie pietus atvežė makaronus. Tai iki pietų dar viską lupom, tvarkėm, vinis traukiam iš visų lentų. Nu dabar jau makaronai liko, tai jeigu oras leis, jau ryt visą dieną makaronai, po ryt. Nu ir aišku, langų laukiam, nes pagal langus irgi makaronus dėt reikia. Tai žiūrėsim, kiek jau sudėsim makaronų, tiek tada lauksim langų. Tai vat, tokie darbeliai šiandien, o rytoj tada tęsim. Ryt darbai toliau. Iki rytojaus.